Birštone gyvenantis Aurimas Puskunigis sukūrė lietuvišką armoniką. Ją pagaminti nėra lengva, reikia ypatingo kruopštumo, kiekviena detalė turi būti nepriekaištinga. Meistras sako, užtenka mums groti rusiškomis ir vokiškomis armonikomis, grokime lietuvišką. Na, o apie neįtikėtinas permainas gyvenime ir neskaičiuojamą laiką, kuriant kolegės Jūratės Anilionytės reportaže. Jis bus montuojama visur. 10 metų būsimiems aviacijos specialistams skaitęs paskaitas apie žmogiškąjį veiksnį, psichologas Aurimas Puskunigis pradėjo naują etapą. Jis ėmė gaminti armonikas. Tai yra sėkmės istorija, kurios linkėčiau ir dar daugiau žmonių, kad būtų drąsūs, kad rinktųsi tai, ką nori, kad tiesiog šoktų į tą vandenį, kuris jiems geresnis. Nes daugelį kausto baimė, kažkokie kitokie dalykai, nežinau, tiesiog reikia, kartais labai drastiškai reikia pereiti. Pirmiausia, mokėsi, kokių klaidų nedaryti, vertino senų armonikų medį, mechanizmus, dizainą. Gerai pagamintas instrumentas, jį prižiūrint ir patvarkant, gali groti ir daugiau kaip 100 metų. Na va, turim 2 pjūvius, kuriuos galim ir atlikti. Muzikos mokyklos nebaigęs meistras, pagrojęs armoniką, sako, iš karto supratęs, kad čia tai instrumentas. Meistras giria armoniką, jį lengvai valdoma, tarsi prilimpa prie rankų. Pradėjau naršyti tame instrumente, prasidėjo restauracijos, remontai ir po to beliko ką, užduoti klausimą arba darau, arba ne. Tuo labiau, kad istoriškai žiūrint, man buvo labai didelis variklis, varomasis elementas, kad istoriškai Lietuva niekada neturėjo savo armonikų. Aurimas Puskunigis sako, senieji meistrai nekūrė savų schemų. Dažniausiai kopijavo rusiškas ar vokiškas armonikas, jas perdirbdavo, tobulino. Kai dainų šventėse, kai kituose susibūrimuose lietuviškuose matai, grojant kokiom nors caro armonikom, čaikom, belarusais, ir pagalvoju, tai ką jūs galvojate? Ar tai yra tie atributai, kurie neša lietuvišką kultūrą? Tai kodėl jūs tada nešokat su rusiškais drabužiais? Dabar ant paties pagamintų armonikų Puskunigio pavardė, sako instrumentų meistrai, taip save įamžino. Mano sukurtoj boso sistemoje ne tik, kad lengva eiti per tonacijas skirtingas, bet ir labai lengva universaliai bosuoti. Tiek šiuolaikiškai, tiek archaiškai. Archaiškai tai praktiškai 2 pirštais pagrindinis bosas ir akordas, čik, 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 o šiuolaikiškai tan, tada, tan, tada, tan. Norintiems groti lietuvišką armoniką, reikės mokytis naujos pirštuotės. Pirštuotė tai reiškia, kai tu išmoksti dėstyti kažkaip tai pereini tik tai per vieną laiptelį, tarkim, ir dėstai toliau tą patį, bet tu jau eini per tonacijas. Armonikų kūrėjas pats piešia ornamentus ir sukūrė armonikos dizainą. Ši grotelės gauna ir smūgių, visko jos gauna per 100-metį. Armonikų meistras sako, pagaminti ją užtrunka. Kiekviena detalė reikalauja ypatingo kruopštumo. Beveik visas detalės gamina pats. Turi taip tiksliai sueiti visas korpusas. Kitaip armonika visiškai nelaikys ir jinai atrodys kaip daiktadėžė. O laikas gaminant armoniką lekia greitai, užsakymų metams į priekį. Kuo sudėtingesnis, tuo labiau mane įtraukia. Jeigu aš pamirštu, kad iš principo egzistuoja kažkokia aplinka, laikas, tada jau gerai. Pagaminęs 30 armonikų, Aurimas Puskunigis dabar svarsto kurti lietuviškos armonikos mokyklą. Sako, armonika toks instrumentas, kuriuo gali groti, ką tik nori. Kodėl jie turėtų dairytis į kažkokią caro Petro armoniką? Kodėl jiems turėtų rūpėti chromkė rusiška? Aš stengiuosi ugdyti tiek meistrų kartą, tiek pradėsiu mokyti jaunimą groti lietuviškom armonikom. Ir mes grosim ir rock'n'rollus, mes grosim naująją muziką. Aurimas Puskunigis svarsto, kad būtų gerai turėti lietuviškos armonikos dieną. Galbūt tai galėtų būti kovo 13. Pernai tą dieną armonikų meistras visuomeniai pristatė savąją lietuvišką armoniką.